Taigi pagaliau prašvito, tamsoj kažkaip nepavyko normaliai filmuoti. Nusprendžiau taupyti laiką, geriau greičiau paeiti ir pafilmuoti šviesos metu. Taigi aš artėju savo pirmos stotelės link, dar apie 3-4 km. Tai bus mano pirmoji stotelė. Ten šiek tiek pailsėsiu, užkrimsiu, judėsim toliau. Orai kaip ir nelepino, +1 šilumos. Sinoptikai žadėjo, kad nelis iki 8 valandos ryto, tačiau kokius 4-5 kartus gavau tiek lietaus, tiek ir sniego šlapio. Nutolau nuo miesto, praėjau Alytų, tada Užupius ir, kai sakant, įėjau į mišką, kur mažiau civilizacijos. Žinoma, nebeliko Slaukuto kelio, eisim žvyrkeliu ir paskui miško keliukais. Tikėkimės, nebus taip šlapia, kaip čia dabar viskas šlapia. Tai ką, judam toliau. Štai koks tas gražus yra mūsų miškas. Nuostabu, gražu pažiūrėti. Gražus miškas, tačiau paėjus vos 200 metrų tai yra Viso-Labo miško likučiai. Sudvajų miškas. Ką tik praėjus kirtimą, štai toks ženklas. Geomorfologinis draustinis. Turbūt ten tik vaikščiojant draudžiama. Kągi, pirma stotelė Šernagulis. Užtrukau lygiai 3 valandas įeiti iki čia nuo Alytaus. Išėjau 6 ryto. Taip, galiu pasakyti apie šią kelionę, tai jinai nebuvo neplanuota. Planavau ją turbūt nuo praeitų metų. Tačiau praeiti metai šiek tiek man nusmukdė moralę ir aš neplanavau eiti tiek daug, kiek ėjau dabar, kiek ruošiuosi eiti. Tačiau per metus laiko pailsėjau, pamiršau visas tas negandas praeitų metų ir, kaip sakant, vėl su pilna motyvacija užsibrėžiau dar didesnį tikslą negu pernai metais. Taigi šių metų tikslas yra 100 km per 2 dienas. Naktį ėjimo nedarysiu, tamsiu paros metu teks, tačiau naktį skirsiu poilsiui. Taip, kuprinė. Haskio kuprinė. 50 + 10 tūris jos. Tai yra labai paprasta. Vienas pagrindinis skyrius, gumytės, šoniniai skyreliai, prietinis, viršus, pagrindinis skyrelis viršuje. Taip pat vidinėje pusėje medicininių priemonių skyrius.
Sekantis elementas tai yra taip pat Husky'o palapinė, dvivietė palapinė. Tai yra ganėtinai nepigus variantas, tačiau labai kokybiškas. Naudoju antrus metus, ką galiu pasakyti, nei karto neatsikėliau šlapės po ypatingai stiprių audrų. Ultralaitas, tačiau sveria 3 kg 100 g. Karintijos miegmaišis, žieminis, pripučiamas kilimėlis. Taip, daugybė smulkmenų, be kurių turbūt negalėčiau apsieiti. Vanduo. Vandens turėsiu 3 litrus. Toliau ketinu vietoj katiliko naudoti puodelį. Štai taip, turiu tokiose pakuotėse cukraus, labai patogu. Praktiškai 2 kartams virtis. Indelis biriai arbatai. Biri arbata, aš tokią mėgstu, paskanausiu, pasimėgausiu. Daugiafunkcinis įrankis Letermanas. Žiebtuvėlis, dujų balionėlis ir pats degiklis. Prožektorius. Turėjau keletą variantų, pasirinkau štai šį, pakankamai ryškiai šviečia. Turbūt čia net nereikia komentuoti, kas čia per daiktas, kam jo reikia. Pabandykit nepasiimti, sužinosit jo vertę. Elementarią selfie lazdą, skirtą GoPro kamerą, pati GoPro kamera. Tai yra GoPro 7 Silver, vienas iš tų prastų variantų, kuris nėra labai tinkamas filmavimui iš rankos. Pataisų sporos arba, kitaip sakant, tai yra padra, turniketas, spaudžiamasis tvarstis, bentas sterilus tvarstis. Taigi kremas nuo skausmo žmonėms. Tabletės nuo skausmo, ibupronas 400 mg, smegta gau, paracetamolis, maistas. Ketinu per 2 paras valgyti 5 kartus. Kadangi rytoj ryte išeisiu, kaip ir pusryčius pavalgysiu čia namuose, tačiau pietūs ir sekantys valgymai bus miške. Ką aš pasirinkau, tai turėjau vakuumuotų maisto gaminių. Kiekvieną valgymą pagrindinį maisto patiekalą papildysiu kažkokiais tai priedais, kaip ten riešutai, tortilijos ir vakuumuotos bandelės. Viso žygio metu, esant poreikiui, naudosiu daug kalorijų turinčius batonėlius, taip pat saldainis ir šiaip visokiausių užkandėlių. Tai yra pati paprasčiausia stiekė. Batai. 3 poros kojinių, vienos ant savęs, 2 kupriniai. Galvos ant dangalai, tai viso žygio metu ketinu naudoti vasarinę kepuraitę. Žieminė, turiu štai tokią. Jinai bus naudojama sustojimo metu ir nakties metu palapinėje, jeigu reikės. Kaklamutė būtinai, kadangi gali atrodyti, jog šilta, tačiau gali labai greitai perpūst gerklę. Geriau naudosiu kaklamutę ir būsiu ramus dėl savo gerklės apsaugos. Neperliejamas komplektas tai viršus ir kelnės, pirštinės. Pasiėmiau bet ką realiai, ką turėjau. Vis tiek žygio metu bus šilta, manau, aš jų nenaudosiu. Naudosiu tik tai sustojimo metu ir naktį savo kempe.
sukomplektuota pilnai kuprinė, sveria 18 kg. Vizualiai jie atrodo baisalinė, baisaus dydžio, tačiau nėra sunki, 18 kg. Eidamas supratau iš karto, kad reikėjo įsidėti drėgnas servetėles. Jų nesidėjau, maniau nereikės, tačiau jų reikės tikrai, galiu garantuoti. Kągi, versimės be jų. Apie žygį, tai oras ir metų laikas turbūt patys netinkamiausi žygiavimui, kadangi naktys yra pačios ilgiausios būtent dabar, gruodžio 27 dieną. Pačios ilgiausios, pačios tamsiausios, orai patys nemaloniausi. Lėja, vėjas, šalta, šlapia, visur dumblas, purvas. Ką jau padarysi? Ir nusprendžiau eiti tokiu metu, kadangi kelioniai reikia turėti laisvo laiko. Sunku rasti tą laisvo laiko, ypač turint šeimą, bet aš pasirinkau tarpušventį, lygiai tuo pačiu metu kaip ir pernai. Taip, turim tik 3 laisvas dienas, tačiau tas 3 laisvas dienas išnaudosiu prasmingai. Visą tą laiką galėčiau turbūt prakimarinti namuose, tačiau aš pasirinkau štai tokį sveiką laiko praleidimą. Dabar per 3 valandas nuėjau vos 15 km, tai yra lašas jūroje, kadangi mano planuojamas atstumas yra 100, o šiai dienai numatyta iš viso 52, tai dar lieka apie 40 km, dar iš tikrųjų kosmosas, bet eisim ir nueisim. Pirma stotelė, ketinu atsipūsti apie 10-15 minučių, ne mažiau, nėra ko persistingti. Žinoma, eigoje nebus taip, kad stosiu kas 15 km, tikrai ne, greičiausiai kas 10 arba dar mažiau. Į pabaigą iš vis turbūt kas 5, kas 4, kas 3 km reiks daryti sustovimus. Ką jau padarysi? Taigi naudosiu veiksmo kamerą ir mobilųjį telefoną, kaip jau N kartų sakiau. Jau pastebėjau, per 3 valandas telefono naudojimo išsikrovė 30% akumuliatoriaus, tai yra dideli skaičiai. Turiu tik tai vieną powerbanką, kamerai ir mobiliam telefonui, jis yra naujas, nebandytas, net nežinau, kiek man užteks krovimų. Tad jeigu pakaks tik vienam įkrovimui, tai bus iš tikrųjų didelė bėda, nes telefoną naudoju savo buvimo vietai nustatyti, na ir žinoma, sekti visą maršrutą, matuoti nueitą distanciją. Ir dabar dar plus naudoju filmavimui, nes jo filmavimas ir vaizdo stabilizavimas yra kur kas geresni negu mano GoPro 7 kameros. Bet kai baigsis atmintis telefone, tada reiks naudotis GoPro kamerą. Ką padarysim, viskas gerai. Trumpai pristačiau savo planus. Atsigersiu vandens, suvalgysiu energetinį batonėlį ir nieko nelaukdamas judėsiu toliau. Taigi judam toliau maršrutu ir štai judėdamas maršrutu gali pamatyti tokių vaizdų. Tipinis Lietuvos kaimo vaizdas. Nutolsti toliau nuo miesto ir štai prasideda tokie vaizdai. Man asmeniškai viskas čia gražu ir tvarkinga.
Jūs tik pažiūrėkit, kokia graži čia gamta, kaip galima nemylėti tokių kraštų. Kalnai, kalneliai ir štai tokie nuostabūs slėniai. Šiame maršrute tikiuosi pamatyti ir daugiau tokių dalykų, kaip šis kryžius. Sunkiai žiūrėti, bet pastatytas 1934 metais. Tie metai, kaip čia parašyta, yra šventieji metai. Šis kryžius simbolinis vien dėl to, nes pergyveno visą sovietmetį ir stovi iki šių dienų. Na, teoriškai, o praktiškai jisai yra arba naujai pastatytas, arba atrestauruotas. Judam toliau. Labai retas vaizdas. Net neabejoju, kad jie galbūt ir senesni negu 100 metų. Apimtis siekia, manau, 3 ir daugiau metrų, ne mažiau. Dar ir senas kryžius papuoštas, nuvertęs nuo senumo. Kokie milžiniški medžiai. Kągi. Gal sinoptikai ir nemelavo, štai šviečia saulė, debesėlių beveik nė vieno. Gal visai gera diena nusimato. Tikėkimės, taip ir bus. Išėjau vėl nuo Kalkuto kelio. Kelias veda Nemunaičio link. Už praktiškai vietą likę apie porą kilometrų. Nemunaitis kaip ir iš dalies yra pusiaukelė mano maršrute, bet planuoju ten ilgai neapsistoti. Išeisiu iš Nemunaičio, Vangelonys ir Vangelonyse padarysiu ilgesnį sustojimą. Papietausiu. Žinoma, reiks laikytis to grafiko, kad pietus 12 valandą. Organizmas taip jau pripratęs, nereikia čia jo gaudinėti. Nedaėjus Nemunaičio paminklas sušaudytiems sovietinės okupacijos metu. Kaip ir tikiuosi ir tikėjausi, čia tokių paminklų bus dar ne vienas. Tačiau važiuodami žmonės, jo niekas nepastebi. Štai eidamas pamatai dar netokių dalykų. Esu Nemunaičio centre. Štai matos užrašas miestelio. Judu dabar link bažnyčios. Čia vienas iš tokių gražesnių objektų esančių šitame krašte. Pasižiūrėsim, kaip jie iš arčiau atrodo. Ir tai yra 5, tiksliau baigėsi 5 valanda mano žygio. Judėsim toliau link bažnyčios. Štai toji gražioji Nemunaičio bažnyčia. Kaip tokiam mažam bažnytkaimiui, tai yra pakankamai įspūdingo grožio statinys. Pabandysim patekti į vidų, jeigu bus galimybė. Taip, ši bažnyčia pakankamai gražiai išsilaikiusi, įspūdingai atrodo. Kaip yra žinoma, ji yra baigta statyti 1904 metais. Nuo to laiko
ji praktiškai nepasikeitusi. Žiūrėkit, nematė, žodžiu, problemos, kaip sakant, tuo nesibaigė, atsirado dar viena problema. Šoko iš batų, džiaunuosi kojas, nes arba aš jas nutryniau, arba jos taip išbrinko, kad man skauda padas.